Tai sudrožiau lizdinius tas ruošinius iš abiejų galų. Viską. Čia jau pradėjau pjaustyti va. Juostelėm. Viską. Čia meduviniai, tai kol kas tik iš vienos pusės padaryti. Šitas 25, šitas dar laukia. Nemažai čia yra. Va čia nemažai. Kubas koks. Tai tas aparatas pakaista ir užgesta, reikia laukti. Valandą kokią, pusvalandį galbūt, kad įsijungtų atgal. Vėl papjaunė kelis, tarkim, kokius 8, 9, 10. Ir vėl jisai sušyla užgesta. Tai čia reikia šaukt dabar man. Opa. Tai aš čia po truputį pagrįžioju. Ką kitaip čia pasakysi. Aš pasidariau tokius bėgelius. 4 detalės gręžiam. Taip, per 2 grąžinu, išbyra visą tai drožlės ir paskui pabaigiu visas 4. Nes jeigu iškart stumiu, tai ta galva eina juda į visas pusės, amortizuoja, grąžtelis laksto. Kaip minėjau anksčiau, kad nepataiko per vidurį, šitas va, ne per vidurį. Nu čia jau troliam silpnų nervų, nebent tas užkliūtų. Nu čia pagal medį nukrypsta, aišku, kitaip. Čia metu va tokios, žodžiu, kur jau gal net ir savo nenaudočiau. Man atrodo, kas jam blogai, ne? Nu, kažkas negerai. Šitie va, pavyzdžiui, kaip čia pasakyti, nu, šitas va, dar išeitų rūto rėmelis, 230 mm. Šitas jau nebeišeina, jis jau daugiau trečdalį paėmęs šaka. Tai aš čia jį pjausiu per pusę, 1,4,5. Ir gausis štai toks rėmelis. Perdirbtas į čia va gaunasi. Čia pamatuoju 7 cemus, reikia man galų pasimatuoti. Čia tai daugiau, aišku, čia 9 koks. Tai automatiškai eina į meduvinį. Čia va, kai kuriuos atmetęs aš. Va, kurie tikrai jau pretenduoja į rūto rėmelį, 230 mm. Čia pjausios visi, dar išfrezuosiu tokį patį galiuką. Ir atsiras gal kada norinčių. Tai iš tokios krūvos, vat, bus, nežinau, kiek tų rūtų rėmelių ir kitų va, trumpesnių persidirbs, nes, nu, iš karto va. Šaka, jau čia rūto eina, o po to jau nuo čia jau tas meduvinis, magazininis. O čia irgi kliurka.
medinį kliurką. Jau išsimeta automatiškai 2 kokie. Dėl 2 jau skauda galvą. Dabar čia va irgi. Nu, rūtų. Nu, iš tos pusės bent nėra. Tai čia plona šaka kažkoks kraštas, aišku. Kas čia? 1, 2, 3, 4, 5 gal jau išeinama lizdiniai. Ir po to jau perdirbimas automatiškai. Mintyse čia. Ten trežers, tai jau čia eis trumpai tie magazininiai. Šita dalis. Tai čia kokie 4-5 rėmeliai gaunasi. Tai aš jau nebedaug liko, čia keletą vakarų dirbau. Tai va, kol šala šitas, grįžiu ir dedu štai čia. O paskui eis. Nu, čia uždengiau, kad siurblys nesirptų tuščio orą. Pasijungiau šitą. Nu, šiek tiek geriau. Aplink mane ne taip debesis kyla, pjaunant. Atsikrauščiau čia. Šitas detalės, apatinė detalė, skaitosi rėmelio apatinė detalė. Susikroviau aukščiau ir bus, čia sumesiu šitus, padarysiu gardą tokį, sudėsiu, man atsilaisvinsiu visas šitas, porą kvadratų. Ir liks trumpus perdrošt. 1, 2, 3, 4 čiupinėjimai dar gaunasi jiems. Galą išdrošt, skylės išgręžt. Supjaustyt šitom juostelėm. Skylės išgręžt ir išfrizuot petukus. Tai štai. Va, gražus. Va, kokie. Ir eina rūto rėmelis dar. Iki tos skylės, va čia kažkur. Pjauni, tad dar skylė lieka. Ne, nelieka. Nelieka. Per kamerą kitaip. Nu, va čia pusę. Tarp skylių per pusę. Pukšt. Ir 230. Tai va. Kas žiūrės, rašiniai bus paruošti. Sukalam, priduodam. Rūto rėmelis guli. Štai dar vienas rūto rėmelis. Nu ir ką, ir žaidžiam šitos smėlio dėžiai po truputį. Tudi, sudi. Nu, čia kaip sakiau, aš anksčiau, kad noriu stabilias pasidaryti tokias grįžimo. 5 galvos iš karto. Galva nejudės, niekas. Gal su stabiliais bėgeliais, baldiniais, kokiais uždėsiu gerais. Iškart į tokį. Nežinau, po 2 gal gręžt, kad nebėgiotų. Įkištą aš įkišu, čia tarkim, jeigu šiek tiek stangriau, bet jau ištraukti, graštelis išsitraukia iš galvos ir lieka va čia. Nu, tai su tom čiūščiam užspaudžiu gerai uodegą ir ištraukiu. Nu, bet tai vėl gesyk, ardyk, atsuk, užsuk, nu, žodžiu, va. Metai bėga, kaip sakant, šitose darbeliuose kažkokiuose. Tai va, kimbam į darbą, pjaunu, kol užkais. Minutę pafilmuosiu, paskui nutrauksiu ir gal kažkiek parodysiu gyvai šitą
Zabuvo. Nu tai va tiek. Gerai, kol kas. Šiek tiek krovelė padidėjo. Šitų liko visai nedaug. Ant stalo pasidėjau dar. Kur čia tas stalas? Nu, aišku, užšilo, jis man užgeso pats. Ką, parodysiu šitą grįžimo sistemą. 5 skyliučių, jo, skylučių. Čia nežinau, 3 cm, bet paskui kas 5,5 eina. Tai va, gerai, jungiam, viskas paruošta. Aišku, įmsiu, tai čia įmsiu, susirinkti, man reikia 4 įsidėti, tai toks truputį darbas prailgėja. Užsidėsiu ausinės, nes, nu, čia juoksis gal daug kas čia. Nuo tos drėlės ir nuo kitų aparatų man ausis sproginėja, tai aš jau saugaus kaip velnės kryžiaus turbūt. Matau. O čia tai jau aišku, kas rūto rėmeliai. Aš juos atskirai gręžiu ir dedu, kad vėl iš tos didelės krūvos neperinkt per naują. Gerai. Varom. Taip, nusėdu 4. Šitą viršutinę dalį, nu, aukštesnę, kaip čia, dedu čia visą laikį tą pusę, nes taip reikia.
čia greitai pavyko ištraukti. Neina gerai užveršti, nes čia vietos per mažai. Įdedam negiliai, nes paskui neužtenka man per 4 perbrėžti. Štat. Toliau